trečiadienio vasario 13 dienos laidoje. Kėdainiuose susirinkę vietos veiklos grupių pirmininkai aptarė šiemet besibaigiančią kaimo plėtros programą ir naujos iki 2020 metų vyksiančios programos metmenis. Visuomenės sveikatos centro specialistai pateikė 2012 metais vykdytų patikrų rezultatus. Kėdainiečiai vis dažniau pasinaudoja nemokamą teisinę pagalbą. Kėdainiuose vyko respublikinis ataskaitinis vietos veiklos grupių posėdis, kuriame susirinkę 45 grupių pirmininkai aptarė 2007-2013 metais vykdytą kaimo plėtros programą, kurios metu dauguma kaimiškųjų bendruomenių, pasinaudodamos ES parama, įsirengė bendruomenių centrus. Tačiau dabar susiduria su problema, kaip juos išlaikyti. Iki šiol vietos veiklos grupių tinklui vadovavusi Janina Augustinavičienė akcentavo, kad kai kurie kaimuose veikiantys centrai nuo pat pirmos dienos planavo pelną nešiančias veiklas. Tačiau dauguma bendruomenių tik organizavo renginius savo kaimų žmonėms bei jaunimui ir nario mokesčio pastatų išlaikymui jiems neužtenka. Renkamės tam, kad aišku apžvelgtume 12 metų visus rezultatus ir pažiūrėtume jau šiek tiek į ateitį plačiau, koks tas mūsų, kokia ta vizija laukia 14-20 metais. Tikrai dauguma perkopė tų strategijų įgyvendinimą į antrąją pusę. Dauguma tikrai užbaigė kai kurios projektus, vyko atidarymai bendruomenių namų, veiklos visokios numatytos tose bendruomenių namuose, tiek jaunimui, tiek senesnio amžiaus, tiek iš tikrųjų vaikams. Kiek pačiai teko, aš dar atstovauju ir Kaišiadorių vietos veiklos grupę, pačiai teko Kaišiadorių rajone dalyvauti jau turbūt 8 ar 7 atidarimuose, kuriuose tikrai šildė, kaip sakyti, ne nauji pečiai, bet žmonių širdys, žmonių buvimas kartu ir jie džiaugiasi, kad įgyvendino savo svajonės, nes tikrai ne visose kaimuose yra kultūros centrai. Ne visose kaimuose yra bibliotekos, ar tai mokyklėlės ir vienintelis kažkoks kultūros židinys, tai ir likę yra bendruomenė. Pagrindinės pajamos tai yra gyventojų pajamų mokestis 2 procentai, nario mokestis ir projektinė veikla, arba ieško kažkokių tai rėmėjų ir vos ne pagal savo grafikus kažkaip tai prižiūri tas patalpas, jas apsišildo, nes čia yra problema, nes pastatai daugumos yra savivaldybių nuosavybė. Tai, ką dabar padarė per šitus metus bendruomenės ir dauguma, aišku, su tom patalpom susitvarkė, tai neturėtų būti tos patalpos tuščios. Kita strategija arba kitas laikotarpis turėtų tikrai dar labiau pagyvinti tas patalpas, galbūt kurti naujas darbo vietas. Galbūt suteikti, kad kaimo verslininkai ar ūkininkai nusipirktų kažkokią įrangą ir išnaudoti tas patalpas 100%. Kėdainių vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad kėdainiečiai aktyviai įsijungia į projektinę veiklą. Reikėtų pirmiausia užbaigti mūsų strategiją, kuri baigėsi 15 metais rugpjūčio 30 dieną, bet aktyvios labai bendruomenės, administruojam 44 projektus. Tai manau dabar paskelbtas kvietimas ir manau, kad su šiuo kvietimu jau būsim įgyvendinę strategiją. Tada ir galvosim ateities planus, būtent skirsim į kitą laikotarpį, ko būtent reikia bendruomenėm. Mūsų dabar regione krašte bendruomenės jau tikrai šiuo laikotarpiu susitvarkė savo materialinę bazę. Dabar konkrečiai bus nukreiptos lėšos, tai būtent į socialinius projektus verslumo, kad tiesiog bendruomenė turėtų savo kaip pajamų šaltinį ir padėtų kitiems kaimo žmonėms. Tai bus orientuota ne tik mūsų Kėdainiai, kad būtų stiprus ekonominis kraštas, bet kad ir turistams patrauklus, ne tik miestas, bet ir kaimo teritorijos. Taip pat bus ir matomas poreikis būtent jauniems verslininkams padėti paramos įsigyti kaimo turizmo sodyboms, pavyzdžiui, baidarių, kad irgi būtent ir bus orientuota trečdalis strategijos tai į verslo projektus.
visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus vedėja Ona Šulcienė pateikė 2012 metais vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės bei pagal fizinių ar juridinių asmenų gautus skundus, prašymus ir pranešimus patikrintų objektų rezultatus. Praėjusiais metais iš 169 tikrintų objektų teisės aktų pažeidimai buvo nustatyti 59 ir paskirta 12 administracinių nuobaudų. Tačiau pastaruoju metu baudų stengiamasi išvengti, nes dauguma įstaigų nuolat konsultuojamos apie naujausius higienos normos reikalavimus bei teisės aktų pokyčius. Mes atliekam kontrolę, žiūrim, ar atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kitų teisės aktų reikalavimų, ugdymo įstaigos, gydymo įstaigos, grožio paslaugas teikiančios įstaigos, sporto klubai, ir visos kitos. Taip pat gavom praeitais metais ir nemažai skundų dėl triukšmo. Ir dėl triukšmo mes tyrėme tuos skundus, kuriuos sukelia ūkinė komercinė veikla. Tai buvo parduotuvių ir kaime ūkininkų džiovyklų keliamas triukšmas. Praeitais metais, 12 metais baudų skirimas žymiai sumažėjo. Tai buvo daugiausia skirta grožio salonuose, taip pat odontologijos įstaigose, taip pat buvo skirta soliariume vienam irgi buvo nuobauda, ir kitose, bet nuobaudų sumažėjo, jeigu 12 metais buvo 12 tik skirta, o 11 metais buvo net 33 nuobaudos, todėl, kad dabar yra labai skiriama daug laiko visiems konsultacijom. Iškai kiekvienas, ar dirbantis pagal individualią veiklą, ar turintis savo įmonę, visos ugdymo, gydymo įstaigos, turi teisę kreiptis į mus įvairių konsultacijų. Pernai Kėdainių rajone buvo užduota net 120 leidimų ūkiniai komerciniai veiklai. Prieš tai metais 72. Taip, kad pas mus tikrai Kėdainiuose veikla vyksta ir tų įvairių įstaigų atsidaro nemažai, o užsidarė ne taip daug, 17 tik buvo nutraukta veikla ir todėl buvo leidimai higienos pasai panaikinti. O 11 metais tokių užsidariusių grožio paslaugas odontologijos teikiančių buvo iš viso 28. Taip pat atliekam ir statinių dokumentacijos patikrinimą, ar tie visi sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Ir pernai buvo patikrinta 118 tokių dokumentų, statybos dokumentų ir 4 buvo rasti nukrypimai nuo visuomenės sveikatos saugos teisės aktų ir buvo duoti nurodymai pakeisti tuos sprendinius, kad būtų užtikrinta sveikatos saugos reikalavimai. Taip pat atlikome net 120 valgiaraščių įvertinimą, tai čia buvo iš darželių, mokyklų, bet nuo Liepos 1 buvo sveikatos apsaugos ministro naujas įsakymas dėl mitybos reikalavimų mokyklose ir net 67% arba 80 valgiaraščių buvo rastos klaidos. Ir mes parašėm nurodymus, tie valgiaraščiai buvo pataisyti ir dabar vaikai tikrai gauna sveiką ar saugų maistą, tas, kuris yra patiekalai visi, kurie yra nurodyti valgiaraščiuose. Taip pat yra valstybės finansuojama programa ištirti šulinių vandenis, kuriuos naudoja nėščios moterys ir kūdikiai vaikai iki 6 mėnesių amžiaus. Tai pernai buvo atlikta 42 šulinių tyrimai, dėja ne 20 arba 47% šulinių rastas didelis nitratų kiekis, kuris viršė leidžiamą normą 50 mg litre. Pavyzdžiui, norma viršė net 5,3 karto, 3,6 karto ir kituose šuliniuose net apie 3 kartus viršė leidžiamas normas. Tai Truskavos seniūnijoje, Gudžiūnų seniūnijoje, Šėto seniūnijoje. Išsiunčiam laiškus ir ambulatorijų gydytojams ir tiem, kurie gyvena sodybose, kad tikrai žinotų, kokia yra vandens kokybė ir kad neduotų netinkamo vandens vaikams. Kėdainių rajono savivaldybėje jau keleri metai teikiama nemokama teisinė pagalba. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Stasikonis pažymėjo, kad čia kėdainiečiai gali gauti tiek pirminio, tiek antrinio lygio konsultacijas.
o besikreipiančiųjų pernai padaugėjo beveik dvigubai. Pirminė teisinė pagalba sudaro teisinę informaciją, tai yra informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą, taip pat teisinės konsultacijos ir dokumentų skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus parengimas. 2012 metais pirminę teisinę pagalbą pasinaudojo 997 Kėdainių krašto gyventojai. Tai yra 50% daugiau nei 2011 metais ir 30% daugiau nei 2010 metais. Kreipiasi dėl šeimos narių tarpusavio išlaikymo, tėvystės nustatymo ir pripažinimo, tėvystės nuginčijimo, santuokos nutraukimo, dėl sutuoktinių turtinių teisių ir pareigų, taip pat dėl prievolių, daiktinės ir paveldėjimo teisės bei žalos atlyginimo teikiant civilinį ieškinį baudžiamajame procese. Antrinė teisinė pagalba pasinaudojo virš 300 Kėdainių krašto gyventojų. Asmenų prašymus nagrinėja dėl antrinės teisinės pagalbos ir priima sprendimus Kauno valstybės garantuojama teisinės pagalbos tarnyba. Esant poreikių teisės ir personalo skyriaus specialistai padeda surašyti prašymus arba surašo dėl antrinės teisinės pagalbos. Tiesiog ir pats asmuo išsiunčia šitą prašymą į Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Ir antrinė teisinė pagalba tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą taip pat. Ir antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai, su kuriais yra tarnybos sudariusios sutartis. Antrinę teisinę pagalbą gali gauti visi piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršyje Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Šiuo atveju pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos per metus neturi viršyti 8 minimalių mėnesinių algų ir antrajam pajamų lygiui neturi viršyti 12 minimalių mėnesinių algų. Pirminė teisinė pagalba yra teikiama tik tai žmogui atvykus į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, pateikus asmens dokumentą ir kiekvienas asmuo turi pasirašyti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos apskaitos žurnale. Ir šiuo atveju tiesiog tik bendro pobūdžio konsultacijos gali būti teikiamos telefonu ar internetu. Ketvirtadienio Kėdainių garse skaitykite apie nerimą keliančią naujieną – dūstančias Babėnų karjeros žuvis. Ar pavyko joms pagelbėti ir kodėl tai pasikartoja metai iš metų, skaitykite pirmojo puslapio publikacijoje. Taip pat sužinosite, kokia rajone sergamumo gripu situacija, ar mažėja sergančiųjų. Laikraštyje perskaitysite, kaip policininkai jaunimui netradiciškai pristatė narkotikų žalą. Lietuvoje nuvilnijus žiniai, kad uždaromas ūkio bankas, laikraštis domėjosi, kokia situacija ir kokios nuotaikos esti Kėdainiuose. 5 puslapyje susipažinsite su dar keliomis jūsų pasiūlytomis nominantėmis į metų moters rinkimus. 7 laikraščio puslapyje jūsų laukia įdomus straipsnis parengtas Kėdainių muziejaus apie tai, kas vyko Kėdainiuose lemtingais Lietuvai 1918 metais. Kartu į istorinius verpetus leiskite su Kėdainių garsu ir krašto muziejumi. Beje, informuojame, kad kitas laikraščio Kėdainių garsas numeris išeis antradienį, vasario 19 dieną. Prieššventinis Rinkos aikštės numeris prasideda sveikinimais. Valstybės dienos atkūrimo proga kraštiečius sveikina rajono savivaldybės vadovai, politikai. Pirmuosiuose puslapiuose informacija apie šventinius renginius, kuriuose dalyvauti kviečiami visi gyventojai. Gražių sveikinimų kraštiečiams švenčiantiems jubiliejinius gimtadienius rasite ir paskutinėme laikraščio puslapyje. 3 puslapyje šių dienų aktualijos. Informacija ūkio banko klientams, ko jie gali tikėti sustabdžius banko veiklą. Sužinosite, kiek krašto pensininkų palietė banko veiklos sustabdymas. Miesto seniūnijos iniciatyva nuo uždusimo gelbstinimos Babėnų karjere gyvenančios žuvis. Rajono savivaldybėje svarstomas 2013 metų biudžetas. Rinkos aikštė supažindina su kai kuriais svarbiausiais skaičiais. Apie vykstančius darbus pasakoja žinių puslapio publikacijos. Čia sužinosite apie rengiamą psichikos dienų stacionarą ir Dotnuvos seniūnijos rūpesčius. Atliekų tvarkymo sistema Kėdainių rajone gyvuoja 10 metų. Kas per tą laiką nuveikta, kokie iššūkiai laukia, kalbėta tai progai skirtoje konferencijoje. Ketvirtadienio Rinkos aikštėje skaitykite šias ir kitas publikacijas. Didžiausiame rajono laikraštyje spausdinama reklama pasiekė didžiausią skaitytojų ratą. Pristatome ilgai lauktą, naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai.
Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystės žemė ir žinoma, su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.